kaip sakyt, vieta nuimama visiškai. Nu, čia yra gėris iš tikrųjų, nes nebereikia laikyti, tai aš žinau, dėl ko klausėte. Pačiu kaip minėjot rizikas, net tos 4 buvo, tai pagal Gartnerį yra jos 5. Jo, ten truputį daugiau. Teisinės rizikos dar yra. Taip. Tai teisinės rizikos yra, galima jas truputį pakomentuoti. Tai Lietuvoje, tarkim, yra gerų žinių, yra blogų žinių. Reiškia, tai Lietuvoje galima gauti informaciją iš bet kurio tiekėjo labai lengvai, jeigu mes turime prokuroro sankciją. Taip? Jeigu jūs turite cloudą ne Lietuvoje, tai tą padaryti bus gerokai sunkiau. Tai iš vienos pusės tai yra gera žinia. Taip, iš kitos pusės gal nelabai gera, nes atsiranda kaip ir erdvės nelabai geriems dalykams. Taip, tai šitoje vietoje, nu, kaip kas pasitikė, ar ne? Struktūromis, kaip kas kokį verslą daro. Jeigu verslas yra skaidrus, geras ir panašiai, tai galbūt nelabai svarbu yra, na, kur tas cloudas yra. Kitiems galbūt yra svarbu, kad jisai yra iškeltas, kaip pridėtinė vertė netgi iškeliama, ne tai kad rizika, bet kaip pridėtinė vertė. Iš kitos pusės valstybinės struktūros labai atsargiai žiūri į cloudą. Kodėl? Todėl, kad atsakomybė vėlgi yra pagal to šalies įstatymus, iš kurios jūs gaunate servisą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, perkate servisą iš Kambodžos organizacijos, kuri perparduoda servisą, kuris yra Jungtinėse Amerikos valstijose, o ta Indijai perka? O tie Indijai perka, tai jūs bendrausite su Kambodžos teisėsauga. Taip, kuri gali rytoj pasikeisti, nes kitas diktatorius ateis. Tai va šitos rizikos jos egzistuoja. Va. Tai va, taip. Ok, dabar apie, reiškia, vertinimus ir panašius dalykus. Tie, kas buvo praeitam seminare, turbūt suprato, kad mes saugom mišką, taip, nenaudojam daug popieriaus, tai aš atsiųsiu jums į elektroninį paštą linką, net ir atmetę linką, tai yra Microsoftinis servisas, vėlgi cloudinis, taip, kur jūs užpildysite formą internete. Jinai bus anoniminė, jeigu jūs norėsite, jeigu nenorėsite, bus neanoniminė. Tai galite nurodyti savo elektroninio pašto adresą, jeigu jūs pateiksite kokius nors komentarus, tai būtinai pateikite elektroninio pašto adresą, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, parašysite, norėčiau sužinoti apie Azure platformą ir jos panaudojimą. Taip, o elektroninio adreso kaip ir nėra. Nu, sorry, aš įsitrauksiu kaip vienetą, bet konkrečiai pasidomėti, ko konkrečiai jums reikia, aš dėja negalėsiu. Dėl saugumo elektroninio pašto. Tai tenais yra Microsoft, reiškia, nuomojama kompanija, kuri teikia servisą Microsoftui. Tai yra visuose kursuose, visuose renginiuose Microsoftas naudoja šitos kompanijos servisus ir jie pilnai atsako už visų tų duomenų saugumą, už tai, kad jie nepatektų ten pas kažkokius tai spamerius ar dar kažkur tai. Na, naudoju ganėtinai senai, tai jokių ten incidentų su jais nebuvo. Yra rimta kompanija, spamą nesiuntinėja tenais. Nusipirkite ten piliulių, dar kažko. Nebus. Ne, tikiuosi ir nebus, niekas nenulauž tenais. Tai va, jeigu kam nors bus įdomu, galite pasižiūrėti jų puslapyje, kas jie tokie yra. Bet tas servisas yra Microsoft'o duodamas būtent mokymo centrams ir mes naudojame analizai. Tai yra, ten yra analizės visa eilė priemonė, tai yra vėlgi aplikacija, kurią Microsoft'as perka ir leidžia naudotis mokymo centrams. Tam, kad mes galėtumėm analizuoti pačius seminarus, jų efektyvumą, naudą veiklai, aktualumą ir panašius dalykus. Tai va, tai labai prašyčiau jūsų užpildyti, jos yra trumputės iš tikrųjų. Nes ir man tai yra labai svarbu tam, kad aš galėčiau kitas temas kažkokias tai pateikti. Nes kol kas jos yra bendrinės, nes tie seminarai tik yra prasidėję kartu bendraujant su Microsoft'u ir iš jo gauna tą pagrindinį feedbacką. Bet, kaip žinot, Microsoft'as yra didelis, taip? Jūs esate truputį mažesni ir jūs galbūt galite specifiškiau nurodyti savo poreikį. Microsoftas žino bendrą triukšmą tokį, reiškia, apie ką ten. Taip? Jūs galite pasakyti, kas konkrečiai yra. Ir mane daugiau domintų konkretus dalykai. Reiškia, koks konkretus yra jūsų poreikis, kad galėčiau fokusuotis labiau į vieną arba kitą sritį. Tai va, tiek. Tai ačiū. Laukiu jūsų atsiliepimų. Galite